Mes vis galvojam, oi kaip norėčiau nedirbti, kaip norėčiau nieko neveikti, sėdėti, gulėti, gyventi savo. Aš prieš 3 metus perdegiau, išėjau iš verslo, perdaviau visą verslą, rašiau knygą, užsiėmiau mentorystę, o metus laiko, 1,5 metų, visiškai nieko nedariau. Gyvenau sodyboje, auginau paukštelius, gražinėjausi į save ramybę. Ir ilgainiui man pasidarė taip nuobodu. Iš tikrųjų buvo fazė, kada galiu daryti, ką noriu. Noriu, galiu važiuoti į užsienį gyventi, bet kur galiu gyventi. Ką noriu tą daryti. Ir žinot, vyro gyvenime tai neduoda jokios prasmės. Galima tai laikina stotelė kažkiek pailsėti, atsigauti. Bet vyrai mes esam tie, kurių programoje yra tikslo siekimas, kurių programoje yra judėjimas, kurių programoje yra pokytis, kurių programoje yra užkariavimas, kurių programoje yra jėga, kuri negali būti šiaip uždaryta bliūdelėje ir laikoma. Taip kad, brangiai, meskit tas iliuzijas, kad jūs gulėsit ant sofos ir nieko neveiksit. O jeigu tai darysit, būsit vyrai labai nelaimingi. Ieškokite tikslų, siekite jų, gyvenkite, didinkite energiją savo ir pamatysite, koks atsiras draivas, o tas draivas duos dar daugiau energijos.